Jeigu norime gyventi su Dievu, norime gyventi amžinai su Dievu, tai turime suprasti, kad amžinybė prasideda ne kažkada tai ateityje, negreitų metų, arba tada, kada jau baigėsi mūsų žemiškas gyvenimas, bet prasideda ir kuriama, galima būtų sakyti, ta ateitis čia ir dabar. Ir todėl santykis mūsų su Dievu, turi būti prioritetinis, turi būti pirmoje vietoje. Savaime aišku, lengviau yra pasakyti, negu tai padaryti, nes pasaulio dalykai, mūsų dalykai, jie bando mus vis atitraukti ir užgožti ir sakyti, taip, Dievas yra svarbus, tikrai svarbus, tai tu jo tikrai nenumesk, bet žinai, dabar tau reikia šitų dalykų pasirūpinti, dabar tau reikia šitų dalykų siekti. Ir pagrįsdamas tai, kai Jėzus sako, Jėzus prideda, kad sako, tam iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. To jis mus moko, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas tai yra užduotis, misija pažinti, mylėti ir tarnauti Dievui unikaliu būdu. Mes kiekvienas esame nepakartojami.